Katažina ir Dainius – du perfekcionistai, kurie dėl tikslo gali atiduoti visą širdį ir šokti nepaisant veriančio skausmo. Tad nieko keisto, kad tapę šokių partneriais, jie pakerėjo daugumą. Ši pora niekada nebuvo pasitraukusi iš projekto, o jų vardai dažnai žibėjo pirmose balsavimo lentelės vietose. Galbūt tokį užsibrėžiau tikslą, kad aš galiu daugiau negu jūs tikitės. Ir pradėjau labai daug iš savęs spausti. Perfekcionalumo norisi tada. Ir tada jau tu supranti, kad tu ne tai, kad negali, tu neturi teisės dabar prastesnio numerio rodyti, nes tu jau užkėlei kažkokią kartelę, todėl tu turi siekti ir daryti dar daugiau. Tada visi nervuojas, kažkas nesigauna, jau sunkesnė choreografija nesigauna. Kažkas skauda, kažkas blogai, kažkas negali laiku ateiti, kažkas vėluoja ir visa ta įtampa, viskas į vieną krūvą susideda ir viskas. Ir vieną gražią akimirką ir sprogsta. Pora prisipažįsta, kad sunkiausias buvo projekto vidurys, kai jėgos buvo išsekusios, o pabaigos vis nematyti. Plius prisidėjo traumos, tos visos nelemtos. Tai buvo tikrai sunku, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atsilaikėm, nesusidraskėm, nesusijėdėm, neišsiskyrėm ir taip toliau. O kartu, tai va, vienas už kitą pastovėdami, padarėm tai, ką padarėm. Išgyvenę krizę ir per skausmus pasiekę finalą, Katažina ir Dainius stebina savo kuklumu. Kai daugelis jiems pranašauja pergalę, jie tikina, kad apie ją net negalvoja. Aš negaliu patikėti, kad gali toks stebuklas įvykti, kad ras ir laimėsim. Čia vienas dalykas. O antras dalykas, man vis atrodo, kad aš ne 100% esu verta to laimėjimo. Superfinale šokių partneriai norėtų sušokti patį tobuliausią savo šokį. Dar kartą pavergti žiūrovų širdis, anot jų svarbiau nei tikslas laimėti piniginį prizą.